Sveiki visi, turime ketvirtadienį, 4 valandą popiet, tradiciškai 238 kartą iš eilės. Pasižiūrėsime, kas vyksta finansų rinkose. Naujienų tikrai yra įdomių ir pakankamai daug. Na ir apžvalgą vedu aš, Marius Dubnikovas, Compens Life verslo plėtros vadovas. Turime sausio 30 dieną, jau praktiškai vieną iš 12 šių metų, 25 metų mėnesiui. Baigiame ir laikas bėga labai labai nenuvaldomai. Pasižiūrėsime, kas vyko per paskutinę savaitę bent jau. Finansų rinkos aprimo. Viksas nusileido gerokai žemiau negu mes matėme dar prieš savaitę. Ir lygis yra labai labai žemas, tai yra žemiau 16 punktų. Rinkos šiek tiek aprimo po nerimą keliančių žinių apie tai, kad Junktinių Amerikos valstijų technologinės bendrovės pasirodė nebe tokios tvarios, stiprios ir galingos, kaip atrodė gerokai anksčiau. Na ir finansų rinkose vis dar yra svarstoma, ką daryti ir kaip reaguoti į DeepSeek paviešintą dirbtinio intelekto modelį. Dabar mes matome ir kitos kompanijos iš Kinijos skelbėsi apie papildomus naujus dirbtinio intelekto modelius, kurie gali apdoroti informaciją greičiau, pigiau ir panašiai. Tai apie tai dar šiek tiek pašnekėsim. Politika. Visą savaitę lydimas politiniais pareiškimais iš Donaldo Trumpo, tai yra ir mokesčių įvedimas į vieną arba į kitą valstybę, spėliojimai dėl to, kaip čia bus, kokie bus sprendimai ir panašiai. Tai iš tikrųjų tų sprendimų dar kol kas nėra, yra daug spėliojimų. Kaip bus reaguojama į Europą, kur, sakykime, vis tik tai bus įvesti mokesčiai. Ir be abejo, kitas dalykas tai yra naftos klausimas, į kurį jau stipriai reaguojama. Tai manau, kad artimiausiam savaitėm mes tikrai turėsime labai daug įvairių nervingų pranešimų iš Donaldo Trumpo, tuo jisai tikrai pasižymi. Bent kol kas galima spręsti, kad finansų rinkos bent jau į Donaldo Trumpo politiką reaguoja ganėtinai santūriai. Tai yra, kas liečia Viksą, mes matome tikrai tos pokyčius netokius didelius. Na ir šiandien Europos centrinio banko sprendimas, tai buvo siekta sumažinti, nuspręsta sumažinti bazinę palūkanų normą dar 0,25% iki 2,75 punktų. Tai buvo ganėtinai prognozuota, kažkokių labai didelių reakcijų nėra, visi spėliojama, kur bus sustota stabilizuota, sakykime, situacija, bet akivaizdu, kad dar mes matysime palūkanų mažinimo šių metų eigoje, skirtingai nuo Junktinių Amerikos valstijų. Junktinės Amerikos valstijos daugiau signalizuoja apie tai, kad palūkanos pas juos bus įšaldomos, ganėtinai aukštame lygyje, virš 4% ir tai lems vėl persiskirstimo kapitalo, galbūt dolerio stiprėjimą tuo pačiu. Matome visiškai priešingas kryptis, bet ir kaip ir kalbėjom anksčiau, tai yra, kad Europos centrinis bankas turi iš tiesų didesnį komfortą priiminėti sprendimą mažinti palūkanas, dėl to, kad infliacija yra suvaldyta. Dabar, kas liečia Jungtinės Amerikos valstijos, dėl savo ekonominio kaitimo, ir Donaldo Trumpo politikos, jų infliacija yra nestabili. Centrinis bankas baiminasi šitų poveikių, kad vėl nesugrįžtų infliacinis baubas ir siekia pristabdyti ekonomikas. Tai mums kaip europiečiams iš esmės tai nėra bloga žinia, dėl to, kad palūkanos mažėja, vėlgi, kaip praeitą savaitę kalbėjom apie nekilnojamą turtą, atsigavimas galėtų būti fiksuojamas ir panašiai. Dabar nuo ko pradėjome, tai suklusti verčiantis, sakyčiau, savaitė buvo. Tai kaip ir minėjau, Amerikos technologinės bendrovės labai stipriai kentėjo per paskutinės kelias dienas. Tai yra būtent DeepSeekas, kai paskelbė apie tai, kad jų dirbtinio intelekto mokymosi modelis kainuoja kartais, ne procentais, bet kartais pigiau
reikalauja mažesnių energetikos išteklių, mažiau lustų ir panašiai. Tai Nvidia vienas iš tų, sakykime, dirbtinio intelekto technologijų, skaičiavimo galimybių dėgėjas, kuris per stulbinančiai trumpą laiką, per praktiškai porą metų pabrango 6-7 kartus. Iš tiesų patyrė rimtą korekciją. Tokių korekcijų beje buvo. Buvo ir praėjusiu metu rugpjūčio mėnesį, kai Warrenas Buffettas paskelbė, kad traukiasi iš technologinių kompanijų. Vėliau viskas greit atsistatė. Bet skirtingai nuo prekybinės situacijos rugpjūčio mėnesį, kai Warrenas Buffettas traukėsi, kai, sakykime, jenos kurso veikimas paveikė technologinės kompanijas, čia yra tokia, na, kaip sakant, ašinis įspėjimas, kad nėra Junktinių Amerikos valstijų technologinės kompanijos visiškai vienvaldės. Kinai tikrai kūrė, tyria ir yra daug arčiau negu daugelis tikėjosi, tame tarpe ir tų kompanijų, kurios Junktinėse Amerikos valstijose užima dominuojančią poziciją. Tai yra krūvos straipsnių apie tai, čia yra įspėjimas, kad su technologiniam kompanijom reikia būti galbūt šiek tiek atsargiau, negu galėjome sau leisti paskutinius 2-3 metus. Tai įspėjimas yra rimtas ir jau yra antras faktiškai per paskutinius 6 mėnesius, tai yra nuo praėjusių metų rugpjūčio mėnesio. Tokių rimtesnių pakratymų panašu, kad ateityje dažnės. Tuo labiau, kad ir pelno maržos iš technologinių kompanijų yra uždirbtas labai didelės ir didelė dalis investuotojų sieks saugoti savo uždirbtus pelnus. Tai kai pabrangs akcijos kartais, jų stabilumas iš tiesų pradeda kelti šiek tiek abejonių. Tai suklusti tikrai vertėtų, pasižiūrėti savo portfelius, kiek esame priklausomi nuo technologinių kompanijų, pasižiūrėti, ar svoriai yra atitinkami ir geri. Dabar šios dienos naujiena, su nekantramu laukiau pranešimo iš socialinių reikalų ir darbo ministerijos, kur buvo pateikti informacija apie antros pakopos investicijas ir kas bus siūloma. Tai jeigu buvo iš pat pradžių tikimasi, kad pasiūlymai bus tokie, na, sakyčiau, kosmetiniai, atitinkantis konstitucinio teismo sprendimą, kad sudaryti sąlygas pasitraukti žmonėms iš antros pakopos, jeigu jie turi sunkes ligas ar ten, sakykime, nebeturi jokios prasmės toliau kaupti, kažkokios tai kritinės situacijos, kurios verčia racionaliai pasakyti, kad tie pinigai turi būti gražinti. Tai buvo patvirtinta, bet lygiai grečiai patvirtinta ir kiti dalykai, kurie iš esmės keičia antrą pakopą. Jeigu tai, kas yra pasiūlyta, bus priimta, sakyčiau, kad tai yra beveik antros pakopos galas dėl kelių priežasčių. Tai tvirtinamas visiškai savanoriškas dalyvių įsitraukimas visų pirma, tai čia nėra blogai, nes didelė dalis jau yra įsitraukę į kaupimą ir čia kažkokių tragedijų nebus. Tada galima mažinti savo įmoką iki 1, 2, 3 procentų. Galima papildomai kaupti, bet paskatų kaupti antroje pakopoje papildomai kaip ir nebėra. Taip pat atimama paskata kaupti, nes anksčiau 3 procentus mokėdavom nuo savo atlyginimo, 1,5 procentų nuo vidutinio atlyginimo pridėdavo mokesčių mokėtojai iš savo sąskaitų kaupiantiems. Tai tie, kas gaudavo mažesnės pajamas, iš tiesų paskata buvo didžiulė. Nes įsivaizduokime, jeigu gauni tenais minimalias pajamas, tau vis tiek prideda 1,5 procento, kas reiškia, kad tu iš karto su kiekviena įmoka uždirbi realiai daugiau negu 50 procentų. Jeigu atlyginimas tavo yra pakankamai didelis arba daug didesnis negu vidutinis, ta valstybės parama būdavo procentiškai labai maža. Tai dabar kalbam apie tai, kad bus galima susigrąžinti gyventojų pajamų mokesčio dalį, bet nedaugiau negu anksčiau valstybė prisidėdavo, kas reiškia, kad tas, kas turi pinigų, gauna geras pajamas, jisai ir toliau galės gauti tokią pačią paskatą. Tas, kas gauna mažas pajamas,
tokios paskatos neturės. Kitas dalykas, kita naujovė, tai yra, kad vieną kartą galima atsiimti 25% sukauptos lėšos iki pensijos, susimokant gyventojų pajamų mokestį. Na, čia kaip ir, sakykime, tarkim, atliepia prezidento siūlymus. Tai nekelia, kaip sakyti, ašinės rizikos šitų fondų egzistavimui, bet, bet kitu atveju, kur aš matau reikšmingą riziką, tai yra, kad nebelieka paskatos ir tai, kad pririšama jau nebe prie sumų, kada reikia pirkti anuitetą, bet privalomas anuitetas yra perkamas tada, kai išmoka iš anuiteto sudaro nuo 10 iki 50% vidutinės senatvės pensijos. Tai praktiškai daugiau mažiau anuitetas įtvirtinamas iki maksimumo. Na ir kas ko gero papjaus šią sistemą, tai būtent 12 mėnesių langas pasitraukti iš pensijų kaupimo, įskaitant papildomus pensijų ataskaitos vienetus. Tai mintis yra labai paprasta. Bus 12 mėnesių, jeigu patvirtins, 12 mėnesių langas, per kurį galėsi pareikalauti visas savo įmokas, kurias padarėjai nuo 2003 metų, kai atsirado šita sistema, plus uždirbti pinigai, o tai, ką suteikia biudžetas, visos paskatos turėtų būti grąžintos į sodrą, konvertuojant jas į pirmos pakopos kaupiamus taškus. Tai ką tai reiškia? Paskatų toliau kaupti nėra, prasmės jokios nėra. Tai reiškia, kad atsiimti lėšas per tą 12 mėnesių paskata yra milžiniška, nes gali atsiimti ir nukreipti netgi į tą pačią trečią pakopą, gyvybės draudimą, pagaliau išleisti arba suinvestuoti ten, kur pats supranti. Ir tokiu atveju tas, kas domisi, kas žino, kad tokia galimybė yra, ko gero, kad pasitraukimas yra neišvengiamas iš antros pakopos. Kas iš esmės griauna sistemą ir ją daro dar labiau nepatrauklę tiem žmonėm, kurie mažai domisi ir kurie toje sistemoje liks užrakinti ir vėliau bus nepatenkinti. Tai aš manau, kad čia bus dar papildomos reformos per reformos ir taip toliau. Tai jeigu domitės savo investicijomis, o akivaizdu, kad seminaruose šituose tikrai dalyvauja žmonės, kurie domisi, tai pasekite informaciją apie antrą pakopą, mes seminaruose taip pat seksime, bet tai, kas yra pasiūlyta, tai yra už lūkesčių ribos, nors iš kitos pusės, kaip sakau, kodėl nepasinaudota galimybė, nes akivaizdu, kad sprendimų priėmėjai keičia savo sprendimus, turbūt dažniausiai negu bet kurioje kitoje srityje. Tai įdomu bus, kaip toliau judės, ar kiek tai yra suderinta su koalicija, su jos sprendiniais, bet šie pokyčiai antrą pakopą greičiausiai sulaužys, jeigu jie bus priimti tokia apimtimi. Na ir tradiciškai mūsų apžvalgoje, tai valiutų pokyčiai, toliau vėl pradėjo stiprėti doleris euro atžvilgiu, priežastys jau, kurias aptarėme, tai yra dolerio palūkanos stovi vietoje, o euras savo palūkanas mažina, kas stiprina dolerį. Taip pat šiek tiek neramastinga tendencija, tai yra dujų kaina. Dujų kaina perkopė 50 eurų už megavatą Olandijos biržoje. Ir į ką atkreipčiau dėmesį, tai mes artėjame link taško praėjusiais metais, kai kovo mėnesį dujų kaina po ilgo kritimo pradėjo kilti dėl to, kad buvo pradėtos pildyti saugyklos. Panašu, jeigu kaina išliks tokia, kokia yra per visas vasario mėnesį, arba net bus aukštesnė, tai energetika, akivaizdu, šį pavasarį bus 100% brangesnė. Dujos, jeigu kainavo 25 eurai už megavatą, tai dabar kainuoja 50. Ir ateiname į laikotarpį, kai reikia pildyti saugyklas.
Dabar, kas liečia tos saugyklas, tai Europoje šiuo metu užpildytos 55% saugyklos. Praėjusiais metais tas lygis buvo 71, kas reiškia, kad tų pačių dujų reikės dar daugiau negu praėjusiais metais, o kaina yra dviguba. Priežastys be abejo Rusijos dujų nepatekimas nuo naujų metų ir antra priežastis tai yra Norvegai tvarkosi savo dujų ūkį ir yra sumažėjęs dujų tiekimas iš Norvegijos, praktiškai iš 3 pagrindinių dujų išgavimo taškų. Šiuo metu tas tiekimas yra sutrikęs. Tai matysim, kas čia bus, bet iš kitos pusės aukšta kaina jinai kanibalizuoja save, tai yra vis atsiranda daugiau paskatų tų dujų privežti. Tai Junktinės Amerikos valstijos, manau, kad tą pasistengs padaryti, tuo labiau, kad jie yra suinteresuoti, tuo labiau, kad turime Trumpą prieš akį ir panašiai. Tai tragedijos jokios nėra, bet tendencija yra blogesnė negu praėjusiais metais. Tai čia faktas, energetika kainuoja brangiau. Ir tai gali atsiliepti verslams ir ypatingai Europoje, nes jie yra priklausomi nuo energetikos ir tos energetikos Europoje mes neturime. Tai yra perkame arba iš Norvegijos, arba iš Junktinių Amerikos valstybių, ar iš Kataro ir tas priklausomumas jisai išlieka. Naftos kaina leidžiasi žemyn, pabandžiusi $80 ribą. Trumpo politika iš tiesų akivaizdžiai veikia. Atsiprašau, nafta atpigo ir juda link $75 už barelį. Na, panašu, kad vien jau kalbų iš Trumpo užtenka, kad naftos kaina kristų. Jeigu pasitvirtintų, kad gavyba didėja ir, sakykime, Saudo Arabai įsiklauso į Trumpo pasiūlymą, o kas įdomiausiai, kad pirmą vizitą greičiausiai mes ir matysime į Arabų kryptį iš Donaldo Trumpo, kol kas jisai nevažiuoja į kitas šalis, bet jeigu važiuos į Arabų pusę ir tenais pasieks susitarimą, o jisai dažniausiai tenais ir kas įdomiausiai, kad pasiekia tos susitarimus, tai galime pamatyti bent jau šioje pusėje energetikos tam tikrą atvėsimą ir tai, kad alinti Rusiją per žemas energijos kainas, per naftos kainas, kurios yra pačios svarbiausios šiai šaliai, na tai gali pasiteisinti. Tai bus matyti, įdomu ir kol kas ta tendencija yra pozityvi. S&P 500, kaip ir minėjau, dėl technologinių bendrovių pasižiūrėjo 6000 punktų ribą, šiuo metu yra virš 6000, arti rekordinių aukštumų. Tai tas pačios technologinės kompanijos šiek tiek atsistatė, kitos kompanijos kompensavo. Kažkokių didelių pokyčių per savaitę praktiškai, galima sakyti, ir neįvyko, nes savaitės pokytis yra minus 0,3%. Vario kainos išliko stabilios, virš $4 už svarą. Na ir auksas stebina judėdamas į viršų. Labai stabiliai, labai aiškiai švari tendencija susiformavo šiais metais. Priežastys kelios, tai turbūt pagrindinė yra aukšta JAF infliacijos rizika. Ir antras dalykas tai yra visgi nestabilumai globalioje geopolitikoje. Tenais mes turime įtampas praktiškai visose segmentuose, galbūt Izraelis kažkiek atlygo, bet Trumpo politika versus Kanada, versus Meksika, kitas šalis, Grenlandijos klausimai, kurie atrodo keistai, Panamos klausimai, kurie atrodo keistai, verčia aukso kainas judėti į priekį. Na ir fondai, tai natūralu, kad jeigu rinkose vyko korekcija, fondų grąžos šiek tiek sumažėjo, tai fiksuotas pajamingumas tarp 5–8%, vidutinės rizikos fondai tarp 5–10%, 12 mėnesių grąža juda. Na ir rizikingiausi fondai, didžiausia turbūt pokytį matome Junktinių Amerikos valstijų fonde, tai yra 25% per paskutinius 12 mėnesių. Bet čia reikia turėti mintyje, kad pagrindinis dalykas, tai kas įtakoja fondo grąžas, žiūrint į 12 mėnesių perspektyvas, tai yra prieš metus buvusios palyginamosios bazės pokyčiai. Tai yra valgom grąžos uodegą ir natūralu, kad tos grąžos, kurios ten siekia 30+%, jos negali išsilaikyti tokį ilgą laiko tarpą. Na, visi kiti fondai atrodo tikrai maloniai stebinantis. Tai tiek iš manęs, kitas susitikimas vasario mėnesį, jau 6 dieną.
16 valandą tradiciškai 239 apžvalga. Tai tas, kas dalyvauja gyvai, metas klausimams, o kas klausosi įrašo, tai visiems ačiū už dėmesį.